Čia toks vienas iš geresnių. Individuali veikla pagal pažymą, statybos veikla ir gavau tokių duomenų, kad vykdantis statybos veiklą pamato, kad jau jisai ten viršyje peršoko 45 000 eurų ribą, tai ką jisai daro? Kadangi tai yra sandoriai su juridiniais asmenimis, paslaugas atlieka juridiniams asmenims, kaip žinia, juridiniai asmenys pateikia deklaraciją ir viskas sukrenta. Tai žodžiu, ką jie daro? Jie toje deklaracijoje sumažina tas sumas gautas iš juridinių asmenų ir tokiu būdu neperšoka 45 000 eurų ribos. Tai žiūrėkit, kas nutinka. Valstybinė mokesčių inspekcija, taigi mato, kas yra deklaruota galų gale, tai net nežinau, kam tai daryti. Jau jeigu vykdai veiklą, tai ir nestabdyk savęs, jo labiau jeigu sandoriai su juridiniais asmenimis, tai jie garantuotai yra PVM mokėtojai tokie dideli ir būti PVM mokėtojų nėra čia toks visiškas blogis. Tai jau geriau perlipti tos 45, tapti PVM mokėtojų, negu kad dabar susimokėti delspinigius, nes vis tiek tas sumas teks atstatyti. Jau geriau tuos pinigus, kuriuos dabar panaudos delspinigiams, tiesiog įdarbinti. Primenu, kad mano kolegos FL Financial Lithuanians edukuoja visuomenę pinigų įdarbinimo klausimais, investavimo klausimais. Mano bio rasi nuorodą į Linktree, nukeliauk ir ten tikrai rasi, kaip peržiūrėti edukacinį turinį arba įdėsiu ir į komentarus nuorodą į Financial Lithuanians edukacijas. Tik primenu, kad geriau jau auginkim savo verslą ir tegul jisai auga kiek tik tai įmanoma ir nebėda čia tapti PVM mokėtojų. Taip atsiranda papildomas prievolės, bet o tai ką daryti? Taip ir smugdyti save, ar ne? Ir geriau jau tos pinigus, kuriuos paskirs delspinigiams, geriau būtų paskirę pinigų investavimui, tai būtų žymiai didesnė nauda pelningo verslo.